Tavęs laukia Eurolygos debiutas, kokiom nuotaikom pasitinki, ar labai lauki ir kas dabar vyksta tavo galvoje? Tikrai laukiu, gal per daug neperspaudžiu savęs, nes stengiuosi žiūrėti tai kaip į sekančias rungtynes ir tikrai nekeisiu jokios rutinos ar kažką nepradėsiu daryti naujo, bet nežinau, su komanda ruošiamės, tikrai visi atsiduoda 100%, dirba čia aikštelėje prie treniruotės, tai manau, kad to ir reikia pergaliai, susikaupimo, juodo darbo ir viskas. Mes su Edgaru Ulanovu turėjom tinklalaidę, kalbėjom ir apie tave, kaip apie komandos naujoką, sakė, kad treniruotėse puikiai atrodai, nieko nenusileidai, kovingumas tavo yra. O kaip pats jautiesi kovodamas jau su tais Eurolygos kūnais, komandos draugais treniruotėse? Labai gerai, labai stiprus kūnai, sunku kartais būna. Bet ne, tai tiek vasarą gavau patirties, nežinau, grumtis su NBA Eurolygos žaidėjo kūnais, tai tiek Turkijai prieš Anadolu Efes spėjau sužaisti draugiškas rungtynės. Tai tikrai jaučiasi tas skirtumas, tie kūnai yra, nežinau, jie labai tvirtai sudėti, sunku kartais pastum, bet paskui naudoji savo protą, peini kažkaip ir viskas judė į priekį. Kiek tie LKL mačai padėjo sulipti ir kiek iš kitos pusės dar turi komanda tą susižaidimą įeiti, kadangi presizonas nors smarkiai buvo išdarkytas ir dėl traumelių, ir dėl Eurobasketo, tai kaip ta visa situacija? Jo, Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tikrai labai padėjo, ne tik man asmeniškai, bet visai komandai susilipdyti, tai manau, tas tikrai išėjo į naudą. Tiek tos treniruotės tikrai daug neišmokstam, bet vis, nežinau, ištaisom savo klaidas, nes labai daug žiūrim video medžiagos, tai nežinau, manau, daug maž jau visi jau susilipdė, gal porą tų treniruočių dar gal reiktų, bet manau viskas labai gerai juda į priekį. Ką treneriai akcentuoja prieš Monako, ko reikės, kad šitai komandai iš pradžių mestumėt kovą ir tada kovotumėt dėl pergalės? Tai nuo gynybos, manau, visose rungtynėse mūsų koziris yra pradėti nuo labai agresyvios gynybos, tą, ką įrodė komanda pasirašymo metu, tą, ką rodėm dabar, tikrai neleidom lengvai varžovam pelnyti taškų, o kur rizikavom, tai rizikavom, viskas gerai, bet nejungdomam kitų žaidėjų. Tai kalba eina apie 2 prieš 2 pick and rollą. Tai manau, tas labai svarbu bus.